Aš norėjau plaukt. Tai ir aš norėjau plaukt. Antrą dieną. Tai iškės nelemta mums. Mes jeigu būtume Albufeiriui tada plauksim. gal būtume nuskendę. Albufeiriui plauksim. Albufeiras pigiau ir dar arčiau atplaukt. Tai gerai tada. Nu kasgi... Ai, gerai? Ai, tai gerai. Kad tu ir taip garsus, nereikia daugiau jų tavęs čia. Gal pratarpelį matosi kažkoks miestas. Offroadiniu keliu važiavom. Teko grįžti atgal ir kitur. O žmonių yra. Lemba, kodėl mes čia su mašina neprivažiavom? Pažiūrėk. Tai koks skirtumas, kiek čia tek? Tiek... Tai dabar nebūtų. Wow. Tai vat, žodžiu, va čia būtų mus atplaukdynė su tuo laivėliu, su kuriuo neatplaukdyno, kur 2 kartus dabar atšaukė mūsų kelionę. Tai va, iki čia būtų tikrai plaukę. Čia būtent? Jo. Šitie pagrindiniai šitos Portugalijos dalies. O vau, va, vyva, kaip gražu čia. Į kurią pusę dabar, ten va paplūdimiai. Aš pasižiūrėsiu, kurią pusę mums geriau. Lagose tai buvo granai, žinai, turistam padaryta. O čia jau šitie kalnai jau skaitos nuotykių ieškotojams. Matai, ir žmonių mažiau, nuotykių ieškotojai daug mažiau. Tik... Pažiūrėk. Pydės, ėjom ir priėjom skardį tiesiog. Čia žiauriai baisiai atrodo, bet gražu, bet ir baisu. Koviniai parengti. Ten va realiai, matai va ten va tie klifai, ten jau nieko nebenaisi, ten jau galas yra. Varam į tą pusę ir tada galėsim į tą pusę, ten paplūdimių, man atrodo, turėtų būti ir aš galėsiu pagaliau nusimaudyti. Kadangi jau antrą kartą atšaukė mūsų pasiplaukėjimą laiveliu, tai šiandien sugalvojom varyti vyninę, padegustuoti vyno. Tai va mūsų activity šiandien. Šiandien gersim. Kodėl? Gersim vyną vyniniai. Ai, O po to tik degustuosim, toks ten vakare gerimas. bare gersim. Šiaip galim iš vyninės padegustuosim ir kuris labiausiai patiks, pasimsim išnešimui. Gerai? Nu, davai. Bet tai čia belia ką? Bet tai praktiškai. Reikia nuotraukų, nes reikia siųsti giminėm ir tada video labai daug užima. O kaip čia nulipti? Mes negalėjome čia nulipti ir ten aš nusimaudyčiau. Tik nušont gali. Einam toliau iki pat galo. Bet sunkiai. Ypač su tapkim. Bet ima pas tave dar 40 GB laisvų. Jo. Aš tiek prifilmavau, kad man šiandien pradėjo lūžti telefonas. Dėl to, kad vietas nebėra. Ir montavau, sakau, sumontuosiu ir ištrinsiu tada. Montavau ir kai montuoji, irgi vietas užima, kai montuoji tas visas tas dešra vadinasi. Ir galiausiai užlagino, nes nebebuvo visai vietos ir išsitrynė viską, ką montavau. Susinervavęs čia rėkau, bet nestipriai rėkau jau. Bet čia būtų irgi faina atsimaudyti. Čia tai labai būtų faina. Bet turi būti tokių skylių, kur matas apačioj paplūdimy. Bet čia kol kas dar net nieko panašaus. Aš jeigu nori, žinau, galiu paguglinti, bus greičiau gal. Va, ten tiesiai, man atrodo. Žiūrėk, da, kamera. Kamera, o tai rankytė? Oi. Kamera? Bet tai kaip smailumą tie kalnai. Aš savo. Kaip gražu. O pro kur tai eini? Čia aplinkui, kur tai kitaip apeisi. Taigi pro ten pro skardai būtų galima eit. Kad tenais nebuvo. Nu, aš taip pabandysiu per ten praeit. Pažiūrėsim, ar įmanoma, ar ne. Čia jų, kad nelabai, bet. Nu, buvo, čia galima prieit prie pat. Bet tai ką dabar daryt? Čia pralyti gal? Nu, bandom.
Jo, tai ne tik kojas. Susidraskysiu. Bet ir maikę savo. Išlandau. Aš čia. Kaip tu apeisi? Tai apėjimo būdu? Neapeisi. Apeisi. Matau? Tu neapeisi. Tu nespręsk už mane, gerai? Sprendžiai čia už mane. Neapeisi. Apeisi. Apeisi. Offroadu, aišku. O Jėzau. Aišku, offroadu. Bet apeisiu. Nu va, į pagrindinį kelią išlindau. Ir daug įdomiau buvo. Ir pavargau biškį. Man atrodo, nugarą susidraskiau biškį. Kas neba ir apėjau? Už tai aš į offroadą buvau išėjus. Bet tau gal su tapkėm biškį būtų sunku į offroadą. Matai, apleista, aš nemanau, kad čia kažkas begyvena. Gal kažkada gyveno? Ai, baseinas. Oi, baseinas. Kas čia, oi, kiekvienam name čia baseinas. Nu ne, bet tokia vieta, tokia lokacija dar ir baseinas net. Mes pasiėmėm ir tiek baseinas jau buvo. Čia kuris toks? Tik pats pirmas. Tam piuorta neįrė tam. Pats pirmas. Va, žiūrėk, va čia va pagrindinis sėklis. Žiūrėk. Neleidžia net arčiau prieiti, tvora yra. Aplipsim, perlipsim tą tvorą, ne problema. Bet tvora nebereikalo, žinok, pastatyta. Bet jinai nebereikalo ir žiema. Nepagalvoj? Ne. Kad jeigu kas ir žiema, ten va yra kaip tik apžvalgos aikštelė. Vau, pažymėk. Kaip manai, kiek čia metrų žemyn? Nu gal koks 30 gal metrų. Bet ten yra dar didesnė. Ten yra ta pagrindinės, kuriai plaukti netgi galima. Čia nežinau, ar plauksi. Gali ir plauksi ir čia. Pažiūrim iš anos pusės, gal va, ten dar dėl. Ten paukščiukų yra. Bijai, kad nukrisiu? Mes dabar labai skubom viską apžiūrėt. Aš manau, kad mes gal netgi aplinkui galėsim grįžti prie mašinos. Tik reikia gal pasižiūrėti, ar tikrai taip aplinkui grįžti. O, ten kopykai. Kas jo? Galėsim aplinkui grįžti. Nu čia visas varkiautas. Na, aš jau visai pavargau iš tikrųjų. Žiūrėk, nereičiau. Man greit vėl kaupt. Nu jo, reikės vėl kaupt. Nu bet verta čia visur kaupt tikrai. Labai gražu. Nepamatysi ten. Taip. Kitaip Bet tai nepamatysi. čia, blėt, gerai gražus ten paplūdimys. Bet kaip tai pasimaudys, kaip kokias bangas. Nelabai. Tai esi matęs, kad kas nors taip kauptų su tapkėm. Ne, tokių durnelių nemačiau dar niekada. Ką radai? Ištvertų tenais. Matai, žiūrėk. Patas. Ai, čia buvo nuo viešbučio atėjimas. Nu, va kaip liūdna, man atrodo, neteks šiandien nusimaudyti čia. Gal nebent kažkur kitur. Žiūrėk, ten galima nueiti. Varom čia į apačią. O kaip tu ten eisi? Ateina žmonės. Jo, o kaip tu ten eisi? Va, čia į apačią, bam, ir viskas įpasi tenai. Hello. Will you
where is the fastest exit? Exit. Ah, you're with flip-flops. You mean to the beach or To back the road. If you yeah. you first time here? No, it's not my first time, but you can follow this road and then... And then we're gonna be there. Yeah. Okay, thank you very much. This is the difficult road that you take. We like challenges. It's slippery. Ką čia kitas merginas kalbini? Galėčiau ir įsižeisti. Pasižiūrėk. Pasižiūrėk, laiptai kur veda. Dama, šitas visai kliūda. Patelis. Kuris? Bet tas paskutinis, šitas kaip padėsi koją. Man užtenka jau. Neisiu. Aš nebeisiu jau. Labai nesaugu. Bet pažiūrėk, verta buvo. Čia maudytis galima? Nu, davai varyk. Blem, aš nežinau, ar čia galima maudytis. Sorry? Jisai sakė, jis čia netoli gyvena ir čia dažnai ateina, bet sako, šiaip tai maudys čia žmonės, bet sako, šiandien geriau nesimaudys. Nu, bangos labai didelės taip. Kas buvo? Aš varu, sėk. Atsargiai. Krauklynė kažkokia. Yra kažkas. Žiūrėk. Ar tikėsi iš manęs? Oh my god. Rankytė. O kur tu šitą gavai? Čia Panevėžyje, aš jį visą laiką nešiojausi. Visą laiką turėjau jį. Kaip pakavęs, visą laiką turėjau. Parodyk pirštą. Pirštuką. Mėlynas mano akių spalva. Nu va, čia va mūsų vieta bus. Mūsų vedybos, ne vedybos, sužadėtuvių vieta. 20 minučių grįžt? Jo. Nu, tai čia labai jau drastiškai. Aš Bet dar- sakė, ta moteris galima apeit kažkaip greičiau. Tu dabar į Saibason varai? Jo. Čia žinai kas, kaip yra pėdų takas, tai čia pėdų kalnas. Atvažiavom į vieną iš Portugalijos vyninių. Ir jie rengia turus, pasakoja, kaip čia kas ir duoda vyno paragauti. Tai einam vyno ragauti. Tai atvažiavom su mano sužadėtine, atvažiavom. Nu, pasirodo, visi mūsų laukia. Tai yra kokio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kokie 10 žmonių tiesiog mūsų laukia, kol mes atvažiuosim ir galėsim turą pradėti. Ir dar mus stebi visi. Nu, papasakoja mums biškį apie vyną. Neįrašinėjau, nes tau įdomu. Man tai neįdomu buvo, bet nėra ko rodyti, irgi neįdomu. Jeigu man neįdomu, tai jums to labiau bus neįdomu. Papasakojo, kada įsikūrė, kada pradėjo savo veiklą. Man įdomiausia bus, kai gerti, jau reikės Ai, jo, degustuoti. kai ragauti, ne? Pat įdomiausia dalis bus degustacija. Normalu. Tai vat laukiam šito labai.
Man biškai miežis primena kaip alaus daryklų. Toks parūgęs vinėlis. Geras. Viskas, eisim ragauti, jau eisim ragauti. Tai nebuvo įdomu, kaip pasakoja. Tai įdomu buvo, nes aš žinojau, kad su kiekvienu žodžiu jos iš karto vis mažiau žodžių lieka. Sandėlė darbuotojas. Sandėliavimas. Šitas, koks vardas, kokį portugališką vardą žinai? Nežinau nei vieno. Džamalas. Arabas. Ateina? Nu kaip tai jautiesi? Labai įdomu. Labai įdomu. Tikrai? Taip. Nu, iš tikrųjų, man tai įdomu. Tau neįdomu? Mes dėl to mes skiriamės labai. Nu ką, atėjo neįdomiausia dalis. Jau. Mes nieko nefilmavom tarpuose, tai dabar bus džiaugiu, kad žiauriai greitai viskas praėjo. Bet iš tikrųjų mes jau tai net pusvalandį neužtrukom. Bet dėl to, kad kiek 15 eurų žmogui. Nu bet ir gerai, aš pavyzdžiui, ten valandą laiką klausytis, aš tikrai ne. Čia greitai viską papasakoja. Kokios vynuogės, kaip surenka, kada įsikūrė. Tada, oho, kiek žmonių. Čia visi Jo, nes buvom galima pasirinkti su turu, arba tik tais wine tasting. Tai aš parinkau su turu, o čia tikriausiai atėjo visi, kurie nori tik pagerti. Nu, nes buvo įdomu sužinoti. Nu, gerai, bet... Gerai dėl savęs, aš susirinkau gerai. Gerai, aš tada kompaniją palaikiau, aš realiai žinojau. Nu, kaip tau pirmas? Baigėsi, ne? Jau. Man bet ką. You want some water? No, That's okay. No? Which one is this one? Paragaujam, ar jaučiasi paėti. kaip ten sakė, reikia susukti. Pažiūrėt spalvą. Tada reikia pauosti. Užuosti aromatą. Tada reikia mažutį gurkšniuką išgert ir tada burnoje pajausti visus aromatus, kurie. Ir tada galima jau vienu gurkšniu jau viską kas liko. Na, jeigu kaimietis esi, tai aišku. Ai, ten. Bet aš tikrai nesu kažkoks labai didelio miesto miestietis. Esu nedidelio miesto kaimietis. Va, apie šitą vyną tai jos irgi yra surenkamos taip pat, fermentuojamos toje pačioje temperatūroje 14-16 laipsnių, bet 21 dieną jau, o ne 12 kaip rozė vynas. Ką tu maivaisi čia? Nesimaivo. Skoniai neišlakinti vyną. Pagal duos raudono? Duos paskui raudono, paskutinis bus raudonas. Tai paskutinis vynas Tadui labiausiai patiko, sakė pirks. Labai gražu, pažiūrėk, kaip cinematografiška. Ui. Mane, žinok, te apnešioja. Žinok. Vokas iš priekio peisi labiau. Eik iš priekio. O kur vynagas? Kur vynagas? Ne, ką nepasigeriu, aš vaidinu. Pajacas aš kaip. Plantacijos, kokio dydžio. Vinaginacijos. Tadas biškį jau taip... Ir hitina jau tas alkoholis. Matosi. Lemba, tipo, mes net negalėsim nė vienos vynagėlės nupizint. Negalėsim, nes jų nėra tiesiog. Ką mes čia atėjom, ką mes čia iš viso atvažiavom. Bet vynas skanus. Vynas labai skanus. Ir sakė, tarp kitko, šitas vynas čia kaitas natūralus. Dar ką sužinojom. Žinot, to kurtkė, kur kišasi į vyno butelį. Pasirodo, nuo kurtkės priklauso irgi labai, koks bus skonis vyno. Ir dėl kurtkės metams bėgant vyno skonis keičiasi. Pavyzdžiui, nusipirksit iš Maksimos prastą vyną su plasmasinė ta kurtkė. Tu gali jį laikyti 100 metų, jisai nepakis nei jo kokybė, nepakis nei skonis, nei vertė. O jeigu normalu, ąžuolo, ne, sakė iš ąžuolo, ne iš ąžuolo. Iš ąžuolo, sakė iš medžio. iš kažkokio tai medžio tam tikro, taip turi išdrožinėti ir tada
garuoja tas vynas per tą kortkę. Ir va, taip pat pala, aš dabar nutrūkau iš vis nuo temos. Kas, kad čionais vynas žiauriai geras, žiauriai skanus ir jisai pigesnis negu parduotuvėj. Parduotuvėj šitas toks va vynas, kurį mes dabar nusipirksim, kainuoja apie 2 eurų, o mes čia nusipirksim už 9,50. Pratęsiant tai, kad su plasmasiniu uždarimu vynas nesikeičia, o su ta kortke, kaip kortke, su kamščiu, o su kamščiu jisai kažkaip ar kvepuoja, ar kažkaip. Nu, aš pasakoju. Atsiprašau, aš jūsų norėjau dainuoti. Žodžiu, o su kamščiu jisai kažkaip ar tai kvepuoja, ar kažką ir jo skonis keičiasi. Tai sakė, jeigu šiandien paragausit vyno, jis gali būti, vienokio skonio, o tarkim po 2 savaičių vėl kitokio, tai jisai bręsta ir keičiasi ir niekada nebus toks pat, jeigu yra su kamščiu užkimštas. Tai va čia interesting fact. Dabar jau imk tu, nes man ranką paskau. Gerai. Norėjau apgaut tave. Aš pats įjungiau, norėjau apgaut mane. Ai, ir man kas juokingiausia, dabar aš papasakosiu dabar. Jinai visą laiką jinai sako, tu kaip nemoki meluot, tu kaip nemoki nieko nuslėpt. Ir kas svarbiausia, aš sugebėjau nuo jos kelionę nuslėpt. Sugebėjau nuo jos nuslėpti tai, kad aš dabar pasipiršiai, sugebėjau nuslėpti nuo jos, kad ant žiedą gamina ir panašiai. O jis sako, tu nemoki meluot, visai nesugebi tu meluot, ką tu. Tu moki, jeigu pasistengi labai. Jeigu nori meluot, tiesiog man užtenka norėti meluot ir man išeina jau meluot. Bet jeigu labai stengiasi, tik tai tada. Einam atgal, bet ar eisim pavogt ant medžių augančių mandarinų? Ne, tai mandarinus voksim jau kai eisim į mašiną, nes tie mandarinai mačiau prie pat mašinas, pasistatėm grinai, kad galėtume pripizdinti ir pabėgti iš karto. Gerai, ir čia palei lysvę. Bet jinai prie mašinas gal būtų geriau. Bet tai ten su CO2. Ai, tu su CO2 prie gatvės, prie greitkelio su CO2, o čia atvažiuoja žmonės į vynagyną. Joking, okei? Joking, too much, joking too much. Ir dabar po Vyninės važiuosim pilį, tai pamatyti. Tai va, paskui pamatysit, pafilmuosim dar pilį labai gražią kažkokią, tai jas užsisaugojęs ir ten gal neisim kažkur dar pavalgyti, nes aš jau norėčiau kažką pavalgyti. Norėčiau pizzas skanios jau paragauti, nes pirmą dieną valgėm pizzas, bet buvo... Sakei 6 iš 10. Tai 6. Tai ne taip ir blogai. Plus 6 vien dėl to, nes mes skrydžių kelionės nevalgę buvom. Tai oro uosto maistą valgėm. Žiūrėk, štola kaip gražiai cinematografiškai atrodo. Foto. Video. Išsikirpsi freimą kokį tik norėsi. Na gerai. Graži pilis? Einam į vidų. Nu va, patekom į pilį. Sumokėjom, kiek pytakį, nesumokėjom? 2,8 žmogui. 2,8 žmogui, kad pasižiūrėt pilį. Nu gal verta, aš taip pavyzdžiui norėjau labai, aš senai, žiūrėk, jinai kokia didelė. Žiūrėk, net palmės viduje auga. Nu, labai fainiai. Nu, reikia apseit perimetrą. Va, Portugal vėliava. Kokios nors istorijos apie šitą pilį? Nežinau, nieko nežinau. Žinau, kad jinai stovi Portugalijai ir čia net koks miestas nežinau vadinas. O tu ką žinai? Poršės? Ne, čia dar nedavažiavom. Ne Poršės? Poršės nedavažiavom dar. Bet tai vaizdas tai labai fainas. Būtų įdomu sužinoti istoriją. Tai gal koks nors kunigaikštis Džamalas tikriausiai. Gal tu galvoji, kad Džamalas yra portugališkas? Nes aš turėjau draugą Anglijai, Portugalą ir jo vardas buvo Džamalas. Kokių tu žinai portugališkų vardų? Nei vieno. Nei vieno? Nu tai va, jau vieno daugiau, mažiau nei aš.
Vėl tu su Cinematic filmuoji. Taigi gražu, man, pavyzdžiui, gražiau su Cinematic. Tas fokusas, supranti, kad tas fokusas vaikšto. Visai nefokusuoja dabar, pavyzdžiui, chatas. O, sufokusavo, tik dabar, po 3-4 sekundžių. Tai gerai, tas kaip fokusas vaikšto, tai gyvė duoda. Gyvą, kur nori, kad sufokusuotų ir nefokusuoja, ne? Tai įsivaizduoju, kai viskas visada fokusą kažkokiam viskas plokščia. Jokios cinematografijos nėra. Žinai, kas plokščiai yra? Kas? Tavo rūra. Kas ten išneki? Ką? Tai vaik tik. Patogu. Aš dabar iš kario perspektyvos galvoju. Tai pažiūrėk, kaip patogu. Turi lanką, ne? Žiauriai patogu. O apatiniai? Tie? Kas? Patogu ir, apatinis nelabai patogu. Bet va čia tie iš šono. Žiūrėk, pafilmuok, čia bičias. Tiesiog daržą turi. Pažiūrėk. Bet čia kur mes einam, čia ne pilis, čia yra gynybinė siena. Ką tu? Čia nieko nėra. Kur reikiuodavas kareiviai. Gynybiniai kareiviai. Man tai atrodo, kad čia egzekucijas darydavo. Jo, ir variantas. Ten atrakcionai kažkie. Bet gal nebenaisim į jų atrakcionus jau. Tai tu mačius. Į rūšį. In the UK, not yet. No, in the UK, no? Keistuoliai kažkokie. Prancūzai. Ką žinai? Taigi nes keistuoliai. Tai visur keistuoliai yra, ne tai gal Prancūzijai. Ten daugiausiai ten keistuolių sostinė. Keistuolių šalis. Daleiskim. Atsargiai. Mes patys kelionę galim susiorganizuoti. Patys tipo pamatyti dalykų galim. Nereikia mums kažkokių tai gydų. Ane? Tai nėra sunku, kai turi common sense, gali pats susidėliot kelionę.